Sveiki, šiandien pakalbėsim, kaip galima būtų internetu žiūrėti nemokamai 400 kanalų. Ten ir HD kanalų kažkur 60 HD kokybės aukštos galima tiesiogiai žiūrėti priklausomai nuo interneto greičio. Sporto kanalų 60 ir taip toliau. Tai parodysiu, per kurią naršyklę geriausia būtų žiūrėti. Čia dabar pas mane atidaryta Google Chrome, bet galima žiūrėti ir per Mozilla, per Explorerį, bet aš siūlyčiau pradžiai parsisiųsti Operą, tokia būtų, nereikėtų ten tų pluginų ieškoti, būtų paprasčiau žiūrėti ir tai dabar parodau, kaip tai pasidaryti. Tai susivedam, daleiskim, Operą, tai čia va štai lietuviškai download, parsisiuntimą, atsidarom štai Windowsams parsisiųst, spaudžiam parsisiųst ir mes nuėjus į atsisiuntimus, štai mes siunčiamės tą Operą, bet pas mane, kai Opera pristabdyta, aš jau ją instaliavau, tada atidarau Operą. Štai, atsidarius Operoj, mes žiūrėsim per saitą tokį va torrent. Galima rašyti net lotiniškom raidėm su tarpu TV, spaudžiam Enter. Štai per šitą saitą mes čia žiūrėsim. Atidarom šitą saitą, štai mes įeinam į torrent TV. Toliau. Ko mums reikėtų? Spausti registraciją. Štai mes nueinam į registraciją, kur užsipildom savo vardą, e-mailą tikrą, kurį turim užsiregistravę, susikuriam vardą, pro kurį įeisim ir slapyvardį, be abejo, užpildom tos kringelius, uždedam varnelę ir užsiregistruot. Tada mes nueinam į e-mailą, patvirtinam, kad tikrai ateina mums laiškas į mūsų šį e-mailą užregistruotą, patvirtinam, kad tikrai mes ir tada bandom įeiti ir tada spaudžiam vchod, įeinam į tai yra uždedam dar varnelę, kad atsimint ir mes įeinam į štai užsiregistravę, jau turim įėję į torrentus. Toliau, kad galima būtų žiūrėti per šitos, čia galima bus viską pasispaudinėti, pasiskaitaliot, bet tai čia būtina ar nebūtina bus aišku. Pradžioj va štai skiria kažkokia, jeigu norim mes daugiau turėti galimybių ir žiūrėti, tai čia papildant piniginę ten galima pasispaudus, bus visa informacija ir galima žiūrėti per kompiuterį, galima per visokius televizorius, iPhone'us, planšetus ir taip toliau. Tai čia papildomai, jei norim tiesiogiai per Smart TV išmanų plazminį televizorių žiūrėti, tai už papildomą mokestį. O taip, tai jei norim per kompiuterį žiūrėti, tai nemokamai mums leidžiama. Bet tam reikia instaliuoti HD playerį, tai va toks playeris, kurį mes čia susirasim, va čia instrukcija, va užstanavyti HD playerį. Va štai mums šitą playerį reikia parsisiųsti ir instaliuoti. Tai čia va spaudžiam parsisiųsti ir mums jisai štai eina į parsiuntimus ir jeigu mes jau nueinam į atsisiuntimą, štai mūsų playeris, va, bet aš jau jį instaliavau. Jį atidarysim, instaliuosim, ką aš norėjau tik pabrėžti, parodyti, kad tam playeriui instaliuojant būtų gerai nuimti štai varneles, ten peros 4 nuo viršaus, kad audio failus ir video failus neatidarinėtų būtent per šitą grotuvą. Nors, jeigu kam patinka, galima ir per jį žiūrėti, bet jis kažkokį turi biškį ir minusą, bet galima nuimti šitą varnelę, patarčiau. Toliau, mes instaliavom šitą grotuvą, tada mes nueinam prisiregistravę į savo šitą atsisiuntę saitą. Toliau mes galim pasirinkti, kokius norim kanalus, štai jau prisiregistravus, štai čia kiek tų visokiausių kanalų, net ir suaugusiems yra, va, čia visokiausių kanalai. Ir jeigu mes spaudžiam visas muzikinius štai kanalus, kiek norim, jeigu ieškosim, paimsim bet kokį, kad ir, va, kaip ir pavyzdį, HD kanalus, ką mes čia, bet kurį galim, štai jų, čia net su visokiais aprašymais, štai
tu jų kažkodėl HD turėjo biški daugiau būti. Gal, aš čia be registracijos. Štai, be registracijos pasirodo tų kanalų nėra, va štai, kiek tik tai yra. Jeigu mes čia žiūrim muziką ar sportą, va žymiai mažiau. Bet dabar mes galim pasižiūrėti, kiek mūsų bus kanalų su registracija. Tada mes įsivedam prisiregistruoti, tai susivedam va štai, kaip rodžiau, ne per naujo, bet įėjimą, tai yra paspaudžiam, susivedam savo e-mailą ir slapyvardį. Va, ir dabar pažiūrim, ką mes turim. Štai, tada nueinam į kanalus ir dabar automatiškai atsirado для взрослых visokių kanalų čia kiek nori. Muzika, sporto, va štai 60, iš karto žymiai daugiau, kai užsiregistravo. Muzika, va ir visi HD kanalai, galime čia pasispaudus, va čia su visom kada kas kur vyksta, va galim žiūrėti visokios sportos, kino kanalai, tai žymiai va štai daugiau tų kanalų, net va čia visokio HD, galim dabar pasispaudus, va štai mes laukiam, kol užsikraus. Ir čia, aišku, dar sutinkam, kokį nori amžių pasirenkam, Beleką pirmą kartą prisiregistravus, tai reikalinga būtų atlikti tokią procedūrą. Čia kuo daugiau žmonių pasijungia, to kokybė geresnė ir HD kanalų nestabdo. Tai aš rodau, va čia HD kanalai. Norint vaizdą pasididinti per visą ekraną, mes spaudžiam per visą ekraną ir štai žiūrim HD kokybę tokio būdu. Norim pauzę paspausti, be to galim štai prasukinėti, čia kažkur tai pastatyti pelę ir automatiškai būtų patogiau. Va čia pauzė, jeigu mes spaudžiam. Galim toliau nueiti, pasižiūrėti štai kanalus visus. Ką mes čia turim, kad ir для взрослых, prašau, čia ko tik nori, kiek tik nori, ir HD kanalai, sekso kanalai, muzikiniai, HD reklaminiai, filmų kanalai, štai visokie filmų pilna kanalų, kokiu tik noriu, galim kaip ir 3D net pabandysim, kas turi didelius televizorius plazminius su 3D, čia štai laukiam, kol užsikraunam. Gali žiūrėti 3D filmus. Va štai čia su akiniais yra, net grotuvai galima į kompiuterį instaliuoti grotuvą, kuris papildomai neturint 3D televizoriaus funkcijos galima irgi žiūrėti per papildomą grotuvą. Ką daugiau norėčiau, šitas, kur mes instaliavom AC-Stream, tas kaip į grotuvą, kur mes čia jį instaliavom kažkur tai, playerį, tai jisai turi dar įdomią galimybę, kad mes galim torrentuose, nuėję į torrentus, žiūrėti, daleiskim štai, jeigu yra toks ženkliukas, automatiškai mes galim žiūrėti tiesiogiai ir nereikia iš torrentų nei filmų siųsis, nieko. Kartais, jeigu pasirenkam aukštos kokybės filmą, didelio failo, Blu-rayus ar taip toliau, tada patartina nestabdyti, bet iš karto paleidus, jeigu eina, ir kad eitų, nes jeigu norint ant pauzių stabdyti, tai torrentai kartais biškai striginėja. Mano toks būtų pastebėjimas, o taip galima štai kanalus rinktis kokius nori. Ką daugiau iš tų štai kanalų visokiausių muzikų pilna žiūrėti, čia galima pasiskaityti statusą, galima nueiti į filmų kanalus, arba čia automatiškai būtų visokių pasiskaitimų, pasižiūrėjimo visus. Čia galima atskirai yra archyvai net, galima pagal datą sugrįžti kur nori. Štai filmų kanalas nemokamas, pagal alfabetą galim pasirinkti, galima pasirinkti bet kokį ar pasirinkti kokį norint. Štai čia jų bus pilna, galima viską išspaudinėti, pasirinkam čia kažkokį tai dokumentinį, žiūrim, čia praktiškai šitos būna
apačioj parodyta kokios kokybės. Čia Blu-ray'ų 4 Ultra HD net kokybės, jie užima labai didelę 4 Ultra HD, tai reikia specialaus ir televizorio, kad sugebėtų labai didelės raiškos atkurti, bet mes galim pasirinkti 700 HD arba 1004, pasirenkam daleiskim. Štai šitą pasispaudžiam, tada mums čia štai turėtų pradėti transliuoti. Aišku, išmeta čia tokių pasirinkimai formatų, bet mes juos galim čia visus uždaryti ir jis turėtų pradėti. Štai čia matoma interviu apie kaip filmas kūriamas, dokumentinis ar taip toliau. Mes čia galima juos prasistumti kažkur tai, čia muzika kurta šio dokumentinio filmo. Ir galima nuvažiuoti tolyn ir taip toliau. Štai maždaug tiek apie šitas nemokamas programas galima tikrai aukštos kokybės pajungti per HDMI laidą, kompiuterį sujungti su aukštos kokybės laidu, plazminį televizorių ir aukštą kokybę žiūrėti nuo kompiuterio, tiesiogiai iš kompiuterio HD didelio televizorio. Jis kuo puikiausiai eina. Bet tai galima ir nuėjus taip pat nueiti ir pasijungti, kaip pavyzdį, čia parodysiu, kad galima pasijungti per bet kokį televizorių tiesiogiai. Bet tada čia visos instrukcijos, kaip tai žiūrėti, kaip susimokėtai ir tiek. Toliau, ką aš dar norėčiau, yra įdomus, tiesa iš Lietuvos neina, bet yra Emigrantas toks saitas, jeigu Emigrantas TV, tai iš užsienio gali žiūrėti irgi internetu labai daug kanalų, čia kaip parsisiųsti ir kaip žiūrėti ir visa kita, šitas tai truputį mokamas, ten irgi labai daug yra galimybių. Tai tiek apie tokius, kaip sakyt, galima žiūrėti, išnaudoti visas tas galimybės ir per Mozilla, ir Explorerio, bet per Opera labai paprasta, aš tai parodžiau, kaip tai žiūrėti ir gero žiūrėjimo, jeigu kils klausimų, rašykite, atsakysim, pabandysim. Yra įdomių labai irgi, norėjau dar mintis pakalbėti apie kitas programas, kurios internetu galima klausyti iš karto 19 000 radio stočių, 50 kažkur 4 Lietuvos stotis, taip tuo pat metu galima įrašyti MP3 formatu, kur nieko nereikia, padaro iš karto papkės saitus ir labai elementari paprasta programėlė, jeigu kas turi tokių noro, rašykite, padarysiu video tokią pat pamokėlę. Tai iki sekančio karto su